Kaip pasidaryti grindalus gavus porciją. Čia mano šeriami grindalai. Imu plydą kokoso durpių, kokią noriu. Čia yra 10 litrų. Imu 20 litrų dėžę ir čia rašo 3 litrus, aš užpyliau 2 litrus vandens. Durpė pradeda brinkti ir ją sulaužau. Ir man va tokios kondicijos, kad iš jos niekas nevarva, užtenka. Ir gavau tokią drėgną, purę, nevarvančią masę. Paskui dar sudrėks. Šitą masę svarbiausia neperšlapinti. Suspaudus stipriai nieks neturi varvėti. Šitos drėgnos durpių masės įdedu į 2 litrų kibiriuką per 2 pirštus. Viskas. Ji paskui sudrėks. Iš pradžių stipriai drėkinti nereikia. Tada ant jos sukratau iš akvariumisto gautą arba iš eBayaus nupirktą kultūrą su grindalais. Šiek tiek supurškiu vandeniu. Paimu avižinius miltus ir arbatos sėtelį. Ir pradžioj avižinių miltų dedu labai mažai. Jeigu jų liks drėgnų nesuėstų, su peliais. Užbarstau, kad nesukristų gabalais. Ant viršaus užpurškiu drėgmės, kad suliptų miltai, man tai patinka. Uždarau dangtuką ir svarbiausias momentas. Kibirą šonuose padarau skyles, dabar eksperimentuoju su tinkleliu. Vata, marlė, bet kas gali tikti, bet kibiras negali būti aklinai uždarytas, nes uždus. Kai miltai bus suėsti ir pradės lipti grindalai ant kraštų, dar dadėsit. Gali dėti, kad ir 5 kartus per dieną po truputį, bet svarbu nepadauginkite. Kai paauga porcija ir iš karto galite, aš ją dalinu per pusę, vieną toliau šeriu, kitą pasilieku kultūrai dauginti, kur labai mažai šeriu. 2 litrų kibiriuką užtenka nedėliam akvariumui pašerti. Aš savo porcijas darau 5 litrų kibirį. Tada ryte paimu 2 va tokias plokšteles, jos būna aplipusios kirminais, nuplaunu į akvariumą ir padedu šone. Tada užbarstau ryte pašėrę žuvis iš naujo miltais ir palieku iki vakaro. Ir vakare, kai miltai yra suvalgyti, uždedu lenteles, kad prie lentelių nepriliptų miltai, o apliptų kirminai ir ryte būtų šėrimai. Ir viskas. Ir kai matai miltų nėra, čia reikės kiekvienam vis tiek eksperimentuotis nuo jūsų namų drėgmės ir šilumos, kiek reikės oro, kiek reikės drėgmės. Ryte užbarstau miltų, supurškiu vandeniu, palieku, vakare uždedu plokšteles, ryte pašeriu su plokštelėm ir užberiu vėl šiek tiek miltų. Bet miltų, kaip čia dabar esu ką tik užbėręs, neturi būti pastoviai, jie turi būti suvalgyti. Laiks nuo laiko galima permaišyti, galima skyles badyti, galima visaip. Bet pagrindinis procesas yra toks. Sušlapinam durpes, sudrėkinam, uždedam seną porciją ir jos auga.